labai liūdna. Kad visa šeima žaidė. Šeima, kur kada padėjo. Kad tvarkasi, kad yra draugai. Kur tave visi šeimoje užjauti. Mano šeima man reiškia, kad mes šeimos nebūtų ir manęs nebūtų. O mano šeima sudaro tėtis, mama ir aš. Mano šeima irgi tėtis, aš ir mama. Dar tris brolius ir vieną sesę. O kaip manai, tavo šuniuks įeina tavo šeimą? Jo. Šeima tai mano manymu tai yra žmonės, kurie myli, užjaučia savo vaikus, o vaikai tėvus. Šeima tai yra neapsakomas dalykas, bet jeigu ne šeima, tai mes neturėtume nei mes pavalgytume įvyką. Galim sakyti, auksas yra šiaip. Šeima tai yra, kai pavyzdžiui, niekas nesipyk, visi draugauja, viską daro kartu. Šeima yra tada, kai yra vaikai ir jeigu nebus tėvų, nebus ir vaikų. Šeimoje turi būti stiprybė, mama ir tėtis yra šeimos galva. Kad šeima tai yra visuomenės ląstelė. Kaip, sakykime, valstybė susideda iš ko? Iš savo valdžios institucijų, o kurių pati prasmingiausia ta maža sraigtelė detalė yra šeima. Paprastai vaikai turi suprasti tėvus, tėvai vaikus. Ir jeigu šitas supratimas yra, šeimoje yra darna, meilė, pasiaukojimas. Na ir paskui, aišku, anūkai, kada yra iš tikrųjų tikra šeima. Ir man, pavyzdžiui, šiuo metu, aš jau esu amžiui vyresniam, man labai didelį pastiprinimą iš tikrųjų teikia mano anūkai. Nes aš iš anūkų patiriu iš tikrųjų be galo daug džiaugsmo ir man jie yra tiesiog ir stiprybės, ir kartu nusiraminimo šaltinis, ir iš viso labai gerų emocijų patiriu būtent būdama su savo šeima. Na ir manau, kad kiekviena močiutė tikriausia jos pagrindinis dalykas yra pasidžiaugti anūkais. Va, tai kiekvienam žmogui palinkėčiau tos paprastos žmogiškos laisvės. Aišku, šeimoje vaikai, tėtis, mama, tas paprastas lietuviškas modelis ir paskui anūkėliai, kuriais irgi labai džiaugiesi. Gerai. Man šeima yra namai, vieta, kurioje galiu būti savimi, kur nereikia apsimesti kažkuo ten. Šeima yra ta vieta, kur galiu papasakoti viską, kas tik negera, kas gera ir dalinti savo džiaugsmu ir liūdesiu. Šeima yra viskas. Mano manymu, kad šeimoje turi būti tėvai ir vaikai. Bet ir be vaikų gali būti šeima. Ir be gyvūnų. Ir patys gyvūnai irgi gali būti šeima. Man šeima yra mama, tėtis, kaip tam 5-6 brolių, tiksliai nežinau, daug brolių, daug seserių, triaukšmis vestas. Toks geras jausmas šeimą turėti, o jei vien būčiau, kas tam būčiau? Nieks nebūčiau. Sėdi, tylė, rami, tau tokia kokiam dykumo tašyną, kur tata prasidedant pro, o dabar įeini, šauk, duodu. Kas bulbynė su jie, neštą su jie, čia tokį garsą, reikia nevalgyti, nei nieko. Ir nuo to, jeigu šeimos neturės, to ir nebus.